Blėt, ko čia konfliktuojat? Ką tu jį pasakei? Įsitrinkit tuos tiktokus. Tu nori, kad aš ištrinčiau tiktoką? Nu, įsitrinat ir nebežiūrim. Įdomiai. Reikia dar vienas. Aš noriu būti tiktokė, bet jau manęs nėra. Įsitrink tą anketą, užsiblokuok tokių nesąmonių šnekė. Rat. Aš tiesiog norėjau būti tiktokė ir tiesiog turėti su žmonės sumūti. Aš žinau, to tikės. Įsitrink tą tiktoką ir gyvensi. Tai reiškia, mes labai greitai įsiskirsim. Kas tau yra? Petrai, blėt, ko toks piktas? Ne vienam užrašas neleido man vadovauti, kada ištrinti ar kada atsijungt nuo tiktoko, žinai. Man tai vienodai, žinai. Norėjau prasmingą kontentą kurti, aš tiesiog... Petrai, nu nenervuok tų žmonių. Nori, kad aš ištrinčiau tiktoką, tai reiškia, mums nepakeliui. Jo, žinai, geriau vaikam atiduok tą laiką negu kažkokiam niekalui gyvenimui. Nu. Ryžas, o tu ką galvoji? Aš turiu labai daug idėjų, kurias galėčiau realizuoti, žinau, tiktokė be jokių patyčių. Be jokio smurto ir žeminimo, aš turiu tų idėjų. Bet nėra kam realizuoti. Aš taip nemokėčiau suvaidyti. Bet gerai, suvaidino. Kai tikinamai pėsdės, ašaros tipo bėga, žinai. Tai gal Kyba kokį aktorinį baigęs? Baigęs tik profkę. Eik tu nahui, kai profkė baigęs, tai gerai varo, o kam jam to reikia? Kam reikia, žinai, kažkokio cirko, kažkam reikia followerių, kažkam reikia, kad būtų žinomas žmogus, tai čia dėl to ir daro, žinai, va. Anksčiau būdavo kažkokia prasmė, dabar jokios prasmės nėra. Man tai atrodo kažkas čia daugiau slypi. Nu tikrai tam vyrui prikėpė, žinai, smegenis prisvilys. Reiškia, mums nepakelius. Žinau. Jeigu tu čia mane gąsdini, tai čia, žinai, pusė nahu iš čia.